Nesuskaičiuojamai daug laiko praleisti ant vandens kalbantys su starkiais atvedė prie sprendimo sukurti masalą, kurio nėra masalų rinkoje ir kurio nori starkis bei nesisako lydeka. Kartu su Jazzy Žegubaičiu dėjo mintis, idėjas, emocijas, patirtį, išgyvenimus, lūkesčius, sukūrėme masalą, į kurį starkis ir lydeka reaguoja čia pat ir dabar. Ir štai kartu su Neptūno Bait svajonė ir puikiai idėja įgyvendinta. Svajonė, kuri materializavosi stebindama savo puikiomis charakteristikomis ir masalo panaudojimo įvairiapusiškumu, gaunant to pačiu masalo starkį ar lydeką įvairiais būdais bei įvairiuose gyliuose. Pristatome jums masalą Dzivai Dzedze. Tai masalas išsiskiriantis iš kitų masalų savo ypatingą formą, kurios pagrindinės savybės yra aiškiai išreikštas plokščias kūnas ir masyviai horizontaliai orientuota uodega. Kadangi starkis ir lydeka ieško grobio stebėdami aplinką priekyje arba virš savęs, šis horizontaliai orientuotas masalas yra daug geriau matomas nei vertikaliai orientuoti masalai. Masalo plokščias kūnas apatinėje dalyje turi akcentuotą išilginį įdubimą. Masyvi masalo uodega su kūnu jungiasi per optimalų susiaurėjimą. Animuojant masalą trumpais spiningo viršūnės judesiais, judesys per masalo kūną persiduoda masyviai uodegai. Taip išgaunamas stiprus uodegos judesys, sukuriantis aišku triukšmą vandenyje, kuris atkreipia starkio ir lydekos dėmesį. Kad dar labiau sustiprinti starkio ir lydekos reakciją į masalą, ant masalo yra suformuotos specialios triukšmo plokštumos. Masalo kūno viršutinėje dalyje yra suformuoti taško formos iškilimai, o masalo kūno apatinėje dalyje esančiame įdubime bei ant uodegos yra suformuoti skersiniai nelygumai. Dėka savo horizontalios formos bei masyvos horizontaliai orientuotos uodegos, masalas priklausomai nuo situacijos, kokiame gilyje gaudamas starkis arba lydeka, gali būti naudojamas kaip lėtai skęstantis arba greitai skęstantis masalas.
Gaudant spiningų užmetant, kai starkis ir lydeka laikosi paviršiniuose vandens sluoksniuose, masalą reikia apkaustyti tik trišakiais kabliukais, kai yra lėtai skęstantis masalas. Gaudant spiningų užmetant, kai starkis ir lydeka laikosi giliai, į masalo priekį reikia įsukti svorį sraigtą, greitai skęstantis masalas. Arba papildomai užsveriant greitai montuojamą svorio kriaušę ir panašiai. Taip pat šis masalas yra tobulas pasirinkimas tiems, kurie gaudo starkį arba lydeką vertikaliuoju būdu. Į masalo priekį įsukus sunkesnį svorį sraigtą masalą galima akimirksniu nuleisti į reikiamą gylį prie starkio lydekos. Animuojant masalą lengvais ir stipriais spiningo viršūnės judesiais, horizontaliai orientuotas kūnas perduoda lengvus ar stiprius judesius masyviai uodegai. Tokiu būdu yra sukuriamas realistinis masalo judesys, iššaukiantis starkio ar lydekos smalsumą ir norą agresyviai atakuoti auką. Norint dar didesnio masalo triukšmo vandenyje į masalą galima sumontuoti stiklinės triukšmo kameras. Dzivai dzedza, dar kitaip bebro charakteristikos. Yra 8 colių 20 cm 50 gramų. Išbandykit naują vabalą savo baloje.
Beje, jį valgo ir šamas. Pagaukite savo gyvenimo žuvį.